Mylimieji, mano vardas Algimantas, aš atstovauju kaip ambasadorius kūrėjui, rojaus trejybėje aš esu. Atstovauju šitoje planetoje, Urantijoje. Tokiu pavadinimu registruota mūsų planeta dieviškose archyvuose, dieviškose analuose. Ir taip pat esu sūnaus kūrėjo, dabar esančio šeimininko sūnaus kūrėjo statusu, Jėzaus apaštalas ir jo partnerės apaštalas, dukros kūrėjos, Nebadonijos. Tai yra mūsų vietinės visatos abu sukūrėjai ir dabartiniai vadovai. O ta vietinė visata, jeigu šitą dangaus skliautą padalinsime maždaug į 100 000 dalių, tai štai 1/100 000 ir bus mūsų vietinė visata, Nebadono vardu pavadinta, būtent pagal dukros kūrėjos vardą. Įkūriau gyvąją religiją. Rojaus trejybės aš esu gyvoji religija, kūrėjo vardu vadinama. Ir gyvąją šventovę. Vedu gyvasias pamaldas. Ir dabar jos vyksta. Mes prisijungę per Skype'ą, sakau dvasinius mokymus per gyvasias pamaldas, atskirdamas garbinimo komuniją su kūrėju, kai mes nieko neprašome, tik išreiškiam savo dėkingumą kūrėjui ir šlovę, garbę siunčiame tam pačiam kūrėjui, rojaus trejybei aš esu, 4 asmenims, 4 asmenybėms. Tai štai mano mokymas atskiria garbinimo, kūrėjo garbinimo dalį nuo prašymo maldos, kurie eina jau po mano dvasinio žodžio. Ruošiu dvasinius mokytojus. Be dvasinio mokytojo negalima sutvarkyti dabar sujauktos ir dar daugiau jaukiamos planetos, politikos, ekonomikos, šeimos, tarpusavio santykių, mokslo, visų sferų. Kad jos atitiktų kūrėjo valią įgyvendinant, kada mes įnešame savo asmeninį indėlį į kūrėjo evoliucinį planą, kuris numato gerovę visoje planetoje. Kiekviena karta turi palikti geresnę aplinką visomis prasmėmis – šeimos, politikos, ekonomikos, tarpusavio santykių. Geresnę aplinką negu gavo iš ankstesnės kartos. Ir viskas pagrįsta kūrėjo meilė ir bendradarbiavimo visų geroviai. Bendradarbiavimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jokių negali būti karantinų. Negali būti traukomi ekonominiai, politiniai santykiai. Negali būti jokio karinio konflikto. Negali būti jokios iškraipytos šeimos tarp 2 asmenų turinčių tą pačią lytį. Tai ne šeima. Tai pasityčiojimas iš kūrėjo, kuris numatė mirtinguosius 2 skirtingų lyčių. Ir tik tai 2. Nėra 3, 4, 70. 2 lytys, vyriška ir moteriška. Jų sueitis gimdo palikuonį kartu su kūrėju. Kartu.
nesukuria kūdikio vyras ir moteris. Kūdikį sukuria kūrėjas. Ir asmenybę dovanoja kūrėjas, ne tėvai. Tėvai tik gali padėti gimusiam kūdikėliui bręsti savosios asmenybės tapatybę, kuri išviesintų kitus. Ir šitokiu būdu užaugusi puoselėtų atrastą širdimi ir širdyje kūrėją, veiktų brolystėje savo aplinkoje ir paliktų geresnę aplinką, negu gavo iš savo tėvų. Ir taip kiekvieną kartą. Aš YouTube'e pasiklausau įvairių rusų interviu. Išgirdau vieną interviu, ilgi būna interviu, po valandą laiko, bet labai prasmingi. Išgirdau interviu su žinomu rusų dainininku Stas Piecha, buvusios Editos Piechos anūku. Ir jisai iš tikrųjų pasakoja skaudžių savųjų patyrimų gyvenimo epizodus. Labai atvirai, nuoširdžiai, kad net ta žurnalistė stebisi, kaip tu nebijai neigiamos reakcijos po tokio interviu į tavo asmenį. Tai štai jis pasakoja apie savo ir vaikystę, kada jis nenorėjo būti žinomos savo dainininkės senelės kažkokiu įkaitu, kad štai dėl senelės jisai, gauna kažkokių privilegijų. Dabar jam apie 40 metų. Tai sako, aš vaikščiodavau toks kaip aplinkiniai vaikai gatvėje. Ir su drabužiais nešvariais. Nenorėjau išsiskirti, kad mane laikytų netokiu kaip ir kiti draugai. Tapo jisai dainininku, pradėjo maudyti šlovės spinduliuose. Jo protas nesudvasintas. Gyvulinės kilmės materialus protas. Natūralu, tokia šlovė ir tokiam jaunam amžiuje susuko galvą. Ir aišku, prasidėjo alkoholis, prasidėjo įvairios kompanijos, kur visi norėjo su juo bendrauti ir pavaišinti. Tai tęsiasi ne vienerius metus, kol galų gale jisai buvo uždarytas į psichiatrinę ligoninę. 2 metus, sako, aš buvau tiesiog už grotų. Man tik prinešė knygų ir niekur aš neturėjau teisės išeiti ir neišėjau niekur. Vėliau jis vėl sugrįžo į sceną, bet viduje buvo tuštuma. Ir sako, aš pradėjau mąstyti, kad mano gyvenimas yra toks, kad aš nemoku gyventi. Aš nežinau, kaip gyventi. Ir kilo tokia mintis. Reikia dalintis man su tokiu noru, kokį aš patiriu viduje, tais patyrimais, kokius aš patyriau, būdamas ir paskendęs į alkoholio priklausomybę, į narkotikų priklausomybę, kad padėčiau tiem žmonėms vieniems nepatekti į tokią priklausomybę, o kitiems vaduotis. Ir jis pardavė, kiek turėjo nekilnojamo turto, nes buvo honorarai labai dideli, jis buvo nusipirkęs ne vieną butą, bet viską pardavė
pastatė kliniką Peterburge. Iš tos psichiatrinės ligoninės jis pasikvietė tuos gydytojus, kurie jam padėjo išsikapstyti iš tos priklausomybės. Ir tie gydytojai puikiausi dabar dirba jo klinikui. Ir jo klausia, tai koks dabar tavo gyvenimo tikslas? Sako, 50% muzika, 50% šita klinika. Bet jis vis tiek nesuminėjo, kad kūrėjas jo viduje yra centras. Natūralu, tai jau buvo atsidavimas kūrėjo vedimui, nes jis atliko gėrio veiksmą. Jis savo turėtą turtą panaudojo visumos geroviai. Sprendimas yra visumos gerovės kryptimi. Tai minties derintojo diktuojamas sprendimas iš vidaus. Bet atrast kūrėją savo viduje yra kitas žingsnis. Ir reikalingos tam naujos pastangos, gilesnės pastangos, negu pastatyti kliniką. Nors tai yra milžiniškas iššūkis jo gyvulinės kilmės materialiam protui ir tuo pačiu iššūkis savo kaip asmeniui. Pastatyti tai viena, bet ji turi būti veikli, funkcionuoti. Tai reikalingas personalas, reikalinga vadovavimo visa šitam milžiniškam klinikos ūkiui atitinkama kvalifikacija. Jis pradėjo domėtis jau, sakykim taip, profesionaliai šitą sritimi, skaityti įvairias knygas. Jis pats pradėjo daugiau išprusti šitoje sferoje. Bet vėl tai pastangos yra ne į kūrėjo atradimą, bet į tos sferos, kurioje jisai pradėjo savo veiklą, geresnis supratimas. Vienokio ar kitokio atveju šitas epizodas parodo, be dvasinio mokytojo patirti kūrėjo atradimą savo viduje iš esmės beveik neįmanoma. Yra galbūt atskiri visoje 8 milijardų žmonijoje asmenys, kurie atranda kūrėjo savo viduje. Nors jie to nesupranta vystymosi proceso, visos tėkmės, bet rezultatą pajunta. Tačiau, kad pažint geriau kūrėją, reikalingas tam tikras apreiškimo, iš kūrėjo gavimas arba apreiškimo studijavimas jau, kuris yra sudėliotas, sumodeliuotas į materialią knygą, kur būtų pateikiama sisteminė tam tikra medžiaga apie kūrėją, apie kūrinyje ir to paties nušvitusio jo vietą toje kūrinyje, jo santykį su aplinka ir su kūrinyje. Dėl to dvasinio mokytojo vaidmuo yra nepakeičiamas. Jisai yra esminis vaidmuo tiek jaunimui, tiek bet kokios sferos žmonėms. Nesvarbu, kokioj sferoje dirbtumėte, jums visada reikalingas dvasinis mokytojas. Sfera gali būti intelektuali, gali būti materiali, bet jūsų vidinė būsena yra dvasinė. Tik jūs nesusimastot apie tai. Jeigu jūs esat geros nuotaikos, ta būsena jūs pakilėja ir tuo pačiu jūs išeikvojat mažiau energijos ir geriau atlieka darbą.
jeigu prislėgta vidinė būsena, jums bloga nuotaika dėl įvairių priežasčių, natūralu, jūs negalite atlikti to paties darbo, kaip atliktumėte geroje būsenoje. Gera būsena, puikios nuotaikos. Tai štai ta būsena ir liudija arba jūsų dvasinį ūgtelėjimą būsenos sampratą, arba subliuškimą. Bet ta būsena yra dvasinė, ji nėra intelektuali, nes ją junta visa materiali organizmo sistema. Kiekviena ląstelė. Būtent dvasia pripildo energiniais virpesiais ir tą ląstelę nuo smegenų per visą organizmą. Štai dėl ko net ir gydytojai sako, kad optimistai pasveiksta greičiau negu pesimistai. O su kūrėju, kada gilinamas įtikėjimas jau atrasto kūrėjo savo viduje, tai sveikata fizinio organizmo yra užtikrinama dar stipriau. Nes ir šiandien aš išgirdau per garbinimą, kaip buvo išsakyta, kad tik su dvasia galima kurti tai, kas yra gera. Taip, nuo dvasios priklauso mūsų veiksmas. Kaip ir mano paaiškintas epizodas apie tą sprendimą pastatyti į kliniką. Bet šito neužtenka. Reikia patirti kūrėją savo širdimi ir širdyje. Ir būtent šitokią vidinę būseną gyventi, suvokiant, kad aplinkui yra taip pat kūrėjo sūnus ir dukros, ir tuo pačiu veikti brolystės pagrindu, bendradarbiaujant, nekariaujant, bet bendradarbiaujant. Kada aš vakar klausiausi Putino duoto interviu Amerikos žurnalistui, jisai analitiškai samprotauja, logiškai dėlioja mintis, bet jis viską tą daro be kūrėjo atrasto širdyje ir širdimi. Toks prezidentas netinkamas. Bet nėra pasaulyje prezidento nė vieno, kuris būtų atradęs kūrėją savo viduje. Ką tai rodo? Rodo, kad nėra dvasinių mokytojų. Nėra kas pamoko prezidentą, kaipgi atrasti kūrėją savo viduje. Štai tada bus visiškai transformuojamas materialus gyvulinės kilmės protas į dvasinį, sudievintą ir amžinos asmenybės protą, kuris ir patiria kūrėjo atradimą savo viduje ir tuo pačiu pajunta, kad mano evangelija, kūrėjas tikras, realus, gyvas ir jį galim atrasti savo viduje, jam išsipildė šita evangelija. Tikra, reali, gyva ir jis tą liudija. Ir tada ima veikti Jėzaus evangelijos dalis. Dievo tėvystė, žmonių brolystė. Jis pajunta, kad iš tikrųjų yra aplinkui dvasiniai broliai ir sesės. Ir tada negalima jau kito skriaust.
Putino vakar ir paklausė tas amerikonų žurnalistas. Sako, tai ar jūs, būdamas krikščionis, galite vadovauti kaip prezidentas valstybei, jeigu žudote kitus? Juk sako, Biblija moko vieną skruostą, jeigu jums į vieną skruostą sudavė, tai atsukite. Štai gyvulinės kilmės protas ir išsisukinėja. Ir Putinas išsisukinėja, teigdamas, tai mes ginamės, mūsų užpuolė. Donbase ten bombardavo Ukrainą, o mes tik tai ginamės. O ginantis galima žudyti. Štai kokia yra gyvulinės kilmės proto save pateisinanti nuostata. Galima žudyti, bet yra be jokių išlygų, net ir 10 Dievo įsakymų. Nežudyk, vienas iš jų, nemeluok, nevok, nesvetimauk. Visi šitie Dievo 10 įsakymų eina per neiginio propagavimą. Na, negalima neiginio trokšti. Dėl to Kristus ir atnešė pavyzdį. Mylėkite vienas kitą net ir taip, kaip mylėjau jūs aš. Kristus rodė savo gyvenimo meilę. Net ant kryžiaus, jau būdamas nukryžiuotas, jis atleidinėjo kitiems nuodėmes. Ir tam šalia kabančiam taip pat ant kryžiaus plėšikui taip pat atleido tą nuodėmę. Sako, mes netrukus susitiksime. Štai, kada yra meilė, ją intelektualiai neįmanoma sumodeliuoti. Pajaust tą meilę reikia gimti iš dvasios. Štai, dvasinis gimimas turi įvykti. Čia jau nebe intelekto pasireiškimas ir samprotavimas. Būsena, meilės būsena, tiesiog jinai plūsta nuo ryto iki vakaro ir visiems. Tokioj būsenoj tu negali priimti sprendimo skriaust kitą. Niekaip. Net pagalvoti apie tai negali. Tai yra būsena. Būsena iš Kūrėjo. Tik šitokioje būsenoje ir galima palaikyti ryšį su Kūrėju. Kita būsena, tas ryšys bus labai iškreiptas. Dėl to bažnyčia, gyvendame be Kūrėjo, laikosi ritualų, laikosi ne dvasios, bet materijos. Dėl to ir atsirado Vatikanas, kurio nėra niekur net paminėta Naujajam testamente. Reiškia, tai yra prieš Kūrėjo valią. O juk beveik 1,5 milijardo sektos, katalikų sektos, laikosi Vatikano nuostatų. O pats Vatikanas prieštarauja Kūrėjui. Štai kokia yra paradoksali situacija. Dėl to tada ir kunigas gali laiminti žudančius ir vienoje pusėje, ir kitoje pusėje. Ir ginklus taip pat laiminti ir į vieną pusę šaudančius. Ir laiminti ginklus esančius kitoje pusėje ir šaudančius jau į priešingą pusę. Argi tai yra Jėzaus meilės pasireiškimas? Aišku, ne. Jėzus geria meilę iš Kūrėjo. Kūrėjo meilė yra tiesiog
tarsi pasklistų iš centro į visas pusės energiniai virpesiai. Ir tie virpesiai gyvi, realūs. Ir jie ne vieno neignoruoja, ne vieno nediskriminuoja, visiems. Ir tose virpesiuose, jeigu juos pajunta bet kuris mirtingasis, dingsta bet kokia prievartos mintis. Na, aišku, aš prieš tai sakiau, reikia gimti iš dvasios. Čia neužtenka atrasti kūrėją viduje. Atradimas tai dar nėra gimimas iš dvasios. Ten jau tolimesnis laiptelis ir aukštesnio statuso laiptelis. Štai tokie dalykai yra mūsų padangėje. Dvasinis mokytojas yra šerdis bet kokios visuomenės, bet kokios planetos žmonijos ir net toliau eidami po prisikėlimo mes turėsime dvasinius mokytojus ir mes būsime dvasiniai mokytojai žemesnio laiptelio sielos tapatybę turintiems mūsų dvasiniams broliams ir sesėms. Ir taip per visą amžinybę. Dvasinis mokytojas nepakeičiamas. Nes jis yra kūrėjo šauklys. Amen.